Labadiena, mielieji! Kviečiu Jūs į mėlyną trečiadienį. Šiandieną, spalio 23 dieną, vesiu webinarą, kuris vadinasi Mėlyna taikos, ramybės ir dieviškos valios, aukščiausiosios valios spalva. Šis webinaras yra iš Aurosomos ciklo apie spalvas. Kiekviena spalva yra tam tikras archetipas, tarsi atskiras pasaulis, kuris gyvena pagal tik tam vienam pasauliui būdingus dėsnius. Taigi šiandieną keliausime į mėlyną išmatavimą. Mėlyna yra pirminė spalva. Ji yra labai svarbi, tai yra pirminė spalva, nuo kurios prasideda pasaulio tvėrimas. Mėlyną spalvą galima palyginti su žodžiais teesie tavo valia. Tai išsipildo tavo valia per mane, arba kaip frazė pradžiai buvo žodis. Taigi per mėlyną spalvą teka intraversija. Ši energija mus perkelia nuo išorinių dalykų į vidinį pasaulį, padeda įsiklausyti į save ramiai, diplomatiškai, išreikšti savo požiūrį, mintis. Mėlyna spalva yra susijusi su 5 čakra višutha, gerklės centru. Ir šis energijos centras funkcionuoja harmoningai tik tuomet, kai mūsų širdis yra atvira mūsų biologiniam tėvui. Mėlyna spalva yra susijusi su Dievu, tėvu ir vyro archetipu. Taigi mūsų požiūris į mėlyną spalvą parodo mūsų požiūrį į aukščiausią valią, egzistenciją, mūsų santykius su tėčiu ir mūsų santykius su vyrais arba moteriai, su vidiniu vyru, taip vadinamu animusu. Idealiam pasaulyje tėtis turėtų būti kaip Dievo vietininkas žemėje. Tėti vaikai pradeda sąmoningai pastebėti maždaug 2 gyvenimo metais, kuomet jau vaikšto stati ir pradeda kalbėti sakiniais. Ir tėtis tuomet parodo, kas galima, kas negalima. Tėtis stiprusis, išmeta į orą, pagauna, pasisodina ant pečių. Ir saugiame tėčio buvime vaikas gali būti savimi. Per tėtį teka gebėjimas uždirbti pinigus, karjera vyram. Santykis su tėvu yra labai svarbus, kadangi per tėtį teka vyriškumas, tai yra gebėjimas paimti moterį, įsipareigoti, saugoti savo šeimą nuo įvairiausių pavojų, uždirbti pinigus, daryti karjerą ir būti tiesiog saugiu vyru. Moterim santykis su tėčiu labai yra svarbus dėl saugumo jausmo ir vėliau dėl šito santykio formuojasi santykis į vyrus, taip kad kokie yra mūsų santykiai su tėvu, tokie bus santykiai su vyrais. Ir pagal tėvo archetipą moteris dažniausiai renkasi savo gyvenimo vyrą. Įsivaizduokite tėčio nebuvimą šeimoje arba kuomet tėvas nelabai atlieka savo pareigas, gali baigtis alkoholizmu. Vaiko viduje lieka tuštuma, nesaugumo jausmas. Šią tuštumą norisi kažkuo užpildyti, todėl tėčio nebuvimas gali vesti į sektantizmą, pavyzdžiui, religinį fanatizmą, arba žmogus įsivelia į kokią galbūt ten meditacinę sektą. Ir tėvo nebuvimas veda į priklausomybės. Ta tuštumą norisi užpildyti kuo nors - alkoholiu, narkotikais, azartiniais žaidimais, kad tiesiog mes galėtume pasijausti saugesni. Taigi, mielieji, šiandien kalbėsim apie labai svarbią spalvą. Mėlyna yra taikos spalva, visų pirma, vidinės taikos spalva. Ir šiame pasaulyje, kuomet politikai eskaluoja karą, viskas suprantama, ginklų prekyba ginklais, prostitucija, organų pardavimas, narkotikų pardavimas duoda didžiausią pelną. Tačiau manau, kad su mumis tai neturi nieko bendra. Mes turime kurti savo pasaulį.
Todėl visų pirma reikėtų pažinti taikos ir ramybės archetipą. Taigi šį vakarą, spalio 23 dieną, trečiadienį, 18 val. Kviečiu Jūs į Aurosomos webinarą Mėlyna taikos, ramybės ir dieviškos valios spalva. Jei tuo metu busite užsiėmę, bus webinaro įrašas, nuoroda galios savaitę laiko. Ir dar galite užsirašyti. Rašykite man asmeninę žinutę arba elektroninį laišką, rašykite vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą. Ir susitiksime vakare mėlynoj spalvoj. Su mėlynais taikos ir ramybės palinkėjimais Jūsų Dalia.